A, tai tu irgi vaikštai su detektorium? Tėvus čia vaikštai. Ai, tėvus, ne? Jo. Pasvarpinėjom kitą. Nebloga. Važiuoja žvaigždutė. Ta proga, kad paėmiau šiandien žmogus padovanoja tuos dantis varomosios žvaigždės 26 tanko. Ir būtent 40 metų laidos einame mes aplankyti tų kelių tankų pamušimo, kaip čia vadinasi, sprogimo vietos, tos vietos, kur juos išardė. Va tas keliukas, garsus, žymus, kuriuo važiavo 41 metais, birželio pabaigoj, 12 tankiukų. Nu, kaip vietiniai pasakojo, tai tankų didelių, nes kadangi jie didesnių nebuvo matę, tai šitie buvo didžiausi. 12 tankų, dėl to, kad aviacija juos apšaudė, jie čia bandė kažkur tai pasislėpti arba kažkur tai stumėti pėdas. Ir keli buvo, keli pirmi, aišku, jie užklimpo dėl to, kad tenai tas keliukas va toks kažkoks ir buvo. Naudojamas, nu, žodžiu, suręstas ir supiltas, tik tai važinėti su arkliais. Ten, kada pradedi kažkokį signalą, tai alksniai ir beržai suguldyti. Išlikę dar iki dabar tokie nestori, kokių 10-15 cm turi. Išgrįstas kelias, žodžiu, beržais, ir dėl to tų tankų neatlaikė. Tai kažkur 30 metų gal čia, kiek metų čia chebra kasė tus tankus? 20. Daugiau, tai dabar jau nuo kelintų, dabar jau... Nu, plus dar 10, 32. Kažkur virš 30 metų čia. Mirė šeimininkas, 7 metais, 3 metais. Žodžiu, virš 30 metų čia tos tankus kelis kasė. Būtent modelis 1, tai tikrai buvo. Pas mane nuo jo didžiausia dalis yra bokštelio viršus, visas tas kiaušinis. Vienas tas modelis buvo 40 metų su konusinė pabokštelinė dėžė. Ir pagal vikšrų iškastų kiekį čia gaunasi 2 arba 3 tankai, nu, iki galo sunku pasakyti. Ir klausimas buvo, kadangi buvo ištraukta apie 80 vikšriukų, tai 27 tanketės. Tai va, kaip ir viskas dėliojasi taip, kad ta tanketė, galbūt viena čia irgi buvo palikta sudorojimui. Arba dar būdavo prie kabėlės. Aš taip galvoju, o gal 26 tempė prie kabėlę vikšrinę. Vikšrai tokie patys buvo kaip 27 tanketės. Kažkokia tokia istorija, kas čia dar buvo rasta. Kelios važiuoklės, keli vežimėliai, keli ratai atraminiai.
paršiukas buvo rasas, niekur tada apačioje. Nu. Kas čia pagrindinis? To Petriuko tėvas ten kalvis gyveno, toj pievoj. Ir ardė, ne? Ardė kniedžių galvų 12 storio tos kniedės buvo. Kniedžių galvų ten primėtyta toj durpiai. Labai daug signaliukų, tokių smulkių daug. Žodžiu, kirto tas kniedės meiseliais, ardė tuos šarvus. Va. Tai antras tankas buvo kniedytas, jisai ankstesnių metų. O kiti, jeigu 2-3 čia buvo, jie susprogdinti. Nuo kniedytas galvos susprogdinta, o fragmentas galvos cilindrinė. Tūgavai. Gabalėlė. Pala. Gabals. Cilindrinės. Jo. Cilindrinė bokštelė. Tas gabaliukas yra. Teisingai. Va, nu tai gerai, rezultatą dabar turim suvestinę kokią. 1,40 metų laidos konusinis bokštelis, konusinė pabokštelinė žė. O antras kniedytas, kokių 37 metų. Ir galbūt ta priekabėlė su T27 važiuoklės dalim. Cilindro, aišku, buvo variklio. Kažkiek ištraukta, gal kokie 6, gal kokie 5, bet stovis buvo tragiškas. Čia nuo to dirvožemio, žodžiu, suirės tas plienas. Čia va kažkaip atsimenu smulkių dalių buvo ant to kanalo kampo. Vikšrų buvo primėtyta visur, ten kokia 30-50 metrų į tą galą. Va čia beržas kažkada stovėjo. Po jo buvo tų mažučiukų 27 vikšrų. Gal 80 kokie. Gal dėl to tas beržas nebetlaikė. Va. Ir toliau. Čia už kokių 20 metrų greičių dėžės variklis sudaužyta. Ten dar už kokių 60 metrų iš giliai ištraukta buvo, ištrauktas vienas vežimėlis važiuoklės. Vikšrai čia būdavo kokie 1,20 m, 1,30 m gylį, visiškai nesurūdė, tiesiog juodos, tamsiai pilkos spalvos. Va, ir žinai, aš važiuodamas prisiminiau, čia ir palūtarka buvo. Ar jai buferį nutraukė, čia tampydami ar kas čia, bet aš nuo buferio vieną detalę esu radęs palūtarkos. Galėjo būti, kolonai priklauso. Žinai, tą tokį ovalus toks, kur buferį juostas, kur laika. Du evoliukai tokie, tą vau. Tai va, kažkokia tokia istorija. Ten telčiukas ir ant pašiaušio. Tai čia kaip tas miškas vadinasi, ten Pašimšė. Iki Pašimšės dvaro toks pat atstumas kaip iki nuo kaimų. Čia, nu šiandien pavadinkim, čia Pašimšės miškas. Šitam Pašimšės miške, Pašimšės pelkiai. Ta visiems Šiauliam gerai žinomų, tai 26 tankų istorija ir baigėsi. Nežinau, kiek čia kartų važiuota, kas iš viso čia turbūt keli šimtai kartų, ne? Kadangi pastoviai būdavo trasėjai, pastoviai buvo trasėjai. Atvažiavom su traktoriuku, prikrovėm vien
Vikšrų, jamba, tai vos neužsklindom, gyvos išlindom pro keliuką. 108 ar 100, apie 110 iškart išvežėm. Antai, kad aš išvežiau. Čia gal netoli 400 buvo. Jo, apie 400 vikšrų iškasta. Ir kitų nestambių dalių. Ir pati stambiausia bokštelio viršus. Kur buvo, bet aš to žmogaus ten kažkur. Jo. Kur buvo, ten, o ten toliau. Geras. Jam atsibodo tempt, jis metė prikasę viską. Jo, va, toks fokusas yra, kad esam radę dalių nuneštų keliasdešimt metrų į mišką ir paslėptų, nes kai kurios labai gražiai sudėtos. Ne atlupto sprogimo, o išardyta, atsukta ir sudėta. Va taip kažkaip baigėsi šitų tankų istorija. Kažkaip tai ir jinai baigėsi, todėl kad viskas jau, viskas iškasta. Viskas jau, viskas iškasta. Žiema buvo dėkinga mum. Ir jinai dar tęsiasi su radiniais. Rytoj važiuojam į kitą rajoną, kitų tankų, kitos istorijos, kitų pasakojimų, kitų legendų tikrinti. Tai ten ta pelkė, kur tankai smygė, o va ten gyveno kalvis. Prie medžių. Ir jo. Ir aišku, kalvės sodyboje irgi ten buvo dalių. Ir va ta žvaigždė, kur šiandien nukabinau nuo durų daržinės, tai irgi iš tų sodybų, nuo tų tankiukų, bus uždėta pas mane. Jinai ant 26 tanko. Atsikalbinėti, jeigu kas sakysim, aš dėl metalo. O kiti bijodavo laikyti, todėl kalvodavo. Jo, va ten man už nugaros tas kalvis ir gyveno. O ten man už nugaros ta pelkė, kur tankai taip ir nepravažiavo. Gal galvodavo tankistai, kad tankas pravažiuos visur, toks įspūdis susidaro. Ir žodžiu, čia buvo jų kartais lemtinga klaida.